Garbėzui Kristui. Pagalvojau mūsų tam gavėnių susitikime, kokią galbūt temą labiau įsigilinti, kartu gal kas padėtų ir maldai, kai kurie dalykai, pirmoji daly gal bus tokio bendro pobūdžio, kitur vienas kitas pasiūlymas maldai. Pagalvojau, kad šiais laikais tokia tema apie laisvę ir išgyvename ir visos pasaulio šalys ta išorinė laisvė, bet kartu ir vidinė ta laisvė, kur daug žmonių jaučiam nėra laisvi viduje nuo savo puikybės, ambicijų, egoizmo ir kartu tas paliečia ir išorinius pasaulį dalykus. Ar būtų tai, kas vyksta dabar, kad ir čia, Kanadoje, palietus Amerikos politiką ir kiti, ir tas pat ir Lietuvą liečia, kartu ir dvasiniai dalykai, bažnyčios buvimas keičiasi, kas buvo prieš 20-30 metų situacija, bet kurioje parapijoje ir jūs prisimenat daug geriau, kaip buvo kitaip. Ir toks klausimas iš tikrųjų būtent apie norėjau vieną kitą mintim pasidalinti apie tą vidinę laisvę. Jono Evangelijoje Jėzus yra pasakęs savo klausytojams: jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir laisvė, toks bendražmogiškas supratimas yra, kad yra suvokiam iš priešingo dalyko vergovės. Vergas arba belaisvis yra tas, kuris negali naudotis savo laiku, jėgomis, gebėjimais, valia. Kiti juo naudojasi, kaip jiem patinka. Tad būti laisvu, tai bendražmogiška prasme, reiškiasi nuo nieko nepriklausyti ir galėti naudotis savo turimomis gėrybėmis bei valia, taip, kaip pačiam žmogui atrodo geriausia. Ir mes sakome, štai kodėl labai svarbu pripažinti žmogaus sąžinės laisvę, kad kiekvienas žmogus gali laisvai spręsti, pasirinkti, veikti. Ir laisvė visada yra suvokiama kaip tam tikra sielos galia ir kartu kaip išorinė žmogaus būklė. Ir ji priklauso, žmogui pačiu gimimu. Mes sakom, kiekvienas žmogus turi savaiminę vertę, orumą, dignity, tas žodis, kur savaiminė vertė, kur nuo nieko nepriklauso. Ir mes tikintieji sakom, tai yra todėl, kad Dievas žmogų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Taigi kiekvienas žmogus turi tą vertę. Judaizmo ir krikščionybės supratimu žmogiško orumo autorius yra Dievas, kūrėjas. Sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą ir žmogus gali panašiai kaip Dievas pažinti ir mylėti. Taigi, ką mes turime, yra tokia išorinė socialinio, politinio pobūdžio laisvė, bet kartu yra ir ta vidinė, moralinio, dvasinio pobūdžio laisvė. Ir labai įdomu, ir mūsų tauta, ir kitur labai dažnai patiria tai, kad, tarkim, tauta ar pavienis žmogus gali vergauti, turėdami net ir išorinę nepriklausomybę. Ir priešingai būti stiprūs bei laisvi net tada, kai yra tauta naikinama arba kada mūsų, sakykime, tremtiniai, įkalinti žmonės lageriuose, kalėjimuose, kurie išlaikė tą, kad vertybės, tikėjimą. Ir labai įdomus dalykas, kad ta išorinė laisvė, jinai atrodo priklauso nuo vidinės laisvės. Ir kai šiais laikais mes žvelgime, tarkim, tik kaip pavyzdį, gal iliustracija, kad štai vieno žmogaus sprendimai JAV ir štai visi sako, pradeda naikinti demokratiją. Kažką tokio pažeidžia ir visi sujunta, jaučia, kad kažkas ne taip.
Ir tai yra natūralus, sakytume, visuomenių, individų gyvenimas, bet kiekvienas žmogus turi savo sąžinę ir štai ta išorinė laisvė priklauso nuo vidinės. Ir išorinė laisvė yra pagrįsta susitarimu tarp žmonių, pripažinimu. Tuo tarpu ta vidinė laisvė priklauso nuo žmogaus sąžinės įsitikinimų, kas gera, o kas ne. Reiškiasi, ką noriu pasakyti, kad labai yra svarbu, kad žmogus pirmiau viduje pažintų, suprastų, kas iš tikrųjų yra gera ir laisvai už tai galėtų pasirinkti ir veikti. Kada mes žvelgiame į šventąjį raštą, ten taip pat yra apie laisvę kalbama ir yra toks esminis įsitikinimas, per visus tekstus eina, kad tik tada, kada žmogus išvaduojamas iš nuodėmės, iš blogio, jis tampa laisvu tarnauti Dievui. Reiškiasi, šventas raštas sako, laisvė žmogui duota iš Dievo, kad žmogus laisvai pažintų Kūrėją ir laisvai pasirinktų jam tarnauti, atsilieptų visų savo gyvenimu. Kai mes žvelgiame į biblinius tekstus, iš atžvilgių į tą išorinę laisvę arba nepriklausomybę, matome, kad išrinktoji Dievo tauta Izraelis yra nuolat pavergiama kitų imperinių galybių, išorės priešų. Ir pačiais sunkiausiais savo gyvenimo etapais žydai visuomet svajojo apie laisvę ir jos kaip pačios didžiausios dovanos meldėsi. Tarkim, pavyzdžiui, 600 prieš Kristų Babilonijos tremties laikais. Prisiminam tą psalmę, kur prie Babilonijos upių sėdėdami verkėm ir atsimindami ir iš mūsų tyčiodamiesi prašė mums pagiedoti džiaugsmo laisvės giesmes ir taip toliau. Taigi, kasmet, kada jie švęsdavo žydų Velykas, išėjimo iš Egipto šventę, jie prisimindavo ir nepaprastai gyvai prisiliesdavo prie tikrovės, jog tik Dievas yra laisvės ir gyvenimo šaltinis. Ir Jėzus tačiau savo mokyme perspėja žmonės apie politinės nepriklausomybės pervertinimą. Ir iš tikrųjų aš dažnai galbūt pailiustruoju tuo, kas vyksta mūsų dienomis, kas realiai yra gyvenime ir matome, kad Trumpas nėra Dievas. Nors viskas taip atrodo visa dabar ant bangos, kad tarsi Mesijas atėjo į žemę. Taip nėra. Ir iš tikrųjų didžiulė pagarba episkopalų tai dvasininkiai vyskupiai, kuri Trumpo inauguracijos metu tiesiai šviesiai jam pasakė, kas jisai yra. Ir paprašė, kad tu nesi Dievas, prašom gailestingumo tiems, kurie dirba juodus darbus, kurie moka mokesčius ir kurie mums tarnauja. Tai iš tikrųjų tokie drąsūs sprendimai, kur kartais kitų tikėjimų, religijų lyderiai nutylėjo pagarbiai politiškai, kad būt korekt, o kažkas vis tiek Dievas įkvepia ir žmogus pasako iš vidinės sąžinės laisvės, kaip yra, kaip turi būti. Tai iš tikrųjų toksai nėra, kad bažnyčia politikuoja, bet jinai turi teisę pasakyti, kas yra kas. Ir iš tikrųjų matom, kaip ir senais laikais nieko naujo, kada Jėzus pradeda viešą veiklą, yra politinė Romos imperijos valdžia. Imperatorius nuo Augusto imperatoriaus laikų, kada jau Jėzus pradeda veikti, jau beveik 30 metų yra sukurtas imperatoriaus dieviškojo asmens kultas, kuris yra tarsi dievų patikėtinis. Ir štai matome, kad Jėzų irgi bando, prisimenam tą atvejį, kada Jėzui parodė
pinigą su imperatoriaus atvaizdu ir klausė, ar reikia mokėti mokesčius ar ne. Ir ant to pinigo buvo užrašyta, iškalta ir dabar galime ir internete rasti, reiškia, parašyta įrašas, kad dieviškasis Augustas, dieviškasis sūnus. Ir matome, kad kaip iš tikrųjų žmogui, jeigu jis negarbina tikro Dievo, jis tada kažkokį kitą dievą susikuria arba pats užima jo vietą. Ir čia yra iš tikrųjų ta vidinė nelaisvė, vidinė vergovė, ir kuri nuvilnyja paskui į išorę, į tą politinę laisvę. Ir mes matome, kad visi autoritariniai režimai, kur vyksta žmogaus teisės peržengiamus, taip yra todėl, kad žmogus užima Dievo vietą. Ir čia yra mūsų laikais tas irgi vyksta, griūtis visada būna skausminga. Ir mes kaip tikintys žmonės neturim turėti iliuzijų, neturim pasiduoti iliuzijoms, kad tai bus išeis į gerą. Ne, puikybė visada Dievas baudžia už puikybę. Ir, žinot, prisiminiau tokį seną, žmonės sakydavo patarlę Lietuvoje, kai Dievas baudžia už puikybę, atima protą. Va, taip seni žmonės sakydavo. Ir taip vyksta. Jūs pastebėkit, ir mes esame irgi atidūs, suprantam dalykus, kaip vyksta. Taigi, prašome, kad Dievas padėtų mums išlaikyti tą blaivų protą ir padėtų būti viduje laisvai žmonėmis, gebėti pasirinkti pagal tiesą. Ir kai mes žvelgiame toliau apie laisvę, mes galiausiai žvelgiame į patį Dievą. Ir laisvė aukščiausiame laipsnyje, mes žinome, priklauso tik Dievui kūrėjui. Jis yra absoliučiai laisvas. Dievas nustato tvarką, nustato moralinę tvarką, visą kitą. Ir Dievas visada elgiasi ištikimai, mylėdamas dėl mūsų gerovės, bet Dievas yra aukščiau visko. Ir Dievas nustato, kas yra gera ir bloga, siųsdamas gyvenimą ar mirtį, ir visa veikia pagal savo laisvą, nuo nieko nepriklausomą susitarimą. Ir iš tikrųjų mes tą ir ant savęs, tai ir gera prasme patiriam, tarkim, kada mes maldose Dievą prašome ir kažką atlieki žmogus ir atrodo, dabar jau Dievas turi tai daryti. Jau aš kažkokią eigą daviau savo maldą ir dabar turi atsitikti. Ir nebūtinai. Dievas yra laisvas ir jis išklauso maldas, tačiau dažnai ne taip, kaip mes prašome, kaip mes tikimės, nes čia nėra magija, nėra kažkokie priverstiniai dalykai, kad štai mes kažką padarėm ar žmogus atliko ir tarsi jau kažkas turi atsitikti. Tai tik Dievas yra absoliučiai laisvas. Kada kalbame apie tą vidinę žmogaus laisvę, Dievas suteikė žmogui dalinę laisvę. Mes esam laisvi tik pasirinkti. Štai čia yra, jeigu Dievas absoliučiai laisvas, mes esame laisvi tik pasirinkti, apsispręsti už ką. Daugelio dalykų mes negalime pakeisti. Ir, tarkim, mūsų paveldėtos ligos arba, sakytume, šalia mūsų esantys žmonės, mes galim norėti, kad jiem būtų gerai, kad jie mylėtų, kad jie tikėtų, bet negali žmogaus pakeisti. Arba net kada laisvai myli kitą žmogų, gali tik tai laukti, tikėtis, kad atsilieps į tavo meilę, bet negali priversti mylėti, kad štai aš myliu ir tu privalai, nes aš, ne, čia tas neveikia. Taigi mes tik tai esame
dalinai laisvi, ta prasme, kad pažįstant, kas yra gera ir bloga pagal savo sąžinę, mes esame laisvi valios dėka apsispręsti ir ko laikytis. Ir mes prisiminkime tą simbolinį pasakojimą apie blogio kilmę, kur Biblijoje pradžios knyga yra. Ten aprašomas žmogaus nusigręžimas nuo Dievo, simbolinis pasakojimas, kada žmogus peržengia tam tikras jam nustatytas moralės, teisingumo ribas ir žmogus apsigauna ir praranda savo turėtą tą ypatingo šventumo, artumo Dievui būklę. Ir kas atsitinka? Jo protas aptemsta, valia susilpnėja, jį užvaldo aistros, apima mirtingumas ir žmogus tampa priklausomas nuo tamsybių valdžių veikimų ir tampa nuodėmingas, galiausia prasme nelaisvas. Ir ši nelaisvė visada reiškiasi ir pas mus žmonės, kada mes žvelgiame, kad ir mažas vaikas gimęs, jame yra ta būklė, kažkokia būklė, kur pastebėjau net jau šventasis Augustinas senais laikais, kad sako, ir maži kūdikiai sugeba nekęsti ir manipuliuoti. Ir iš tikrųjų, kai tėvelė ateina kartais pas kleboną kunigą, sako, oi, pakrikštykit vaikelį, gal bus geresnis, ramesnis. Ir paprastai, bet pasako kažką svarbaus. Aiškiai, krikštą žmogų pašventina, ne? Išvaduoja, mes bažnyčia tiki katalikų, iš gimtos nuodėmės, iš tos būklės. Į jo sielą dievulio malonė savo veikimu nusileidžia ir pašventina. Ir aišku, paskui žmogus, čia irgi kiekvienas žmogus yra paslaptis, gali tik tai investuoti, įdėti, bet ateis laikas, jis vis tiek turės laisvai pats apsispręsti. Taigi, galiausiai ta dvasinė prasme, kaip mes sakėm, žvelgiant į žmogų, ta vidinė laisvė, vidinis apsisprendimas labai svarbu ir Dievas mums padeda būti laisvais ir galiausiai kiekviena neteisybė, nuodėmė, tai yra vergovė. Ir vienintelis išsigelbėjimas, ką mes krikščionys tikim, taip yra tik su Dievo pagalba, o mes dar katalikai krikščionys sakom, per Dievo sūnų Jėzų, kuris vienintelis dovanoja tikrą vidinę laisvę nuo blogio. Ir Jono Evangeliją skaitydami randame, kai apie Jėzų sakoma, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes ir taip toliau. Tai štai išreiškima tas tikėjimas, kad Jėzus savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus bei prisikėlimu iš numirusių nugali ne tik tai mirtį, ne tik tai nuodėmę ir jos pasekmes, mirtį, bet ir tamsybių valdžias. Tikrovė yra labai sudėtinga, yra paslaptis, kodėl yra pasaulyje ligos, kodėl yra mirtis, kodėl yra ligos ir kančia ne tiems, kurie yra šventi ir arti Dievo, yra jau žmonės. Ir Dievas leidžia tuos dalykus, mes tik gal amžinybėje suprasime, tačiau esame kviečiami labai branginti tą vidinę laisvę. Mes paprastai gal žmonės kasdieniam gyvenime su metais supranti, kad pats brangiausias turtas, kurį gali turėti, tai yra ta vidinė sąžinės ramybė. Nes iš tikrųjų viskas praeina ir kuo daugiau metų, tuo labiau supranti, iš tikrųjų viskas praeina. Kažkiek, kol dar tik tai teoriškai mes suprantame, bet bėgant metams, tikrai, kai ateina senatvė, ateina arba kada žmogus, suprantat, sunkiai serga, ar dar kažkas, labai tiesiog konkrečiai išgyvena, kad viskas praeina, ką aš galiu. Kartais būna nieko žmogus negali, bet tikrai nieko. Jis nuo visų priklauso. Jis galbūt prikaustytas prie lovos. Ir štai kur ta vidinė laisvė, viduje kančia. Žmogus sako, aš net nemoku melstis. Tačiau žmogus nori. Tai troškimas vidinis atsiduoti Dievui.
Ir tai yra paslaptis. Taigi gyvenimas, tikrovė yra daug didesni negu mūsų supratimas apie tai, bet tikėjimas duoda šviesos. Ir Jėzus, kada kalba apie laisvę, jis kalba apie tiesą. Jūs pažinsite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus. Ir ta tiesa tai yra tikėjimu, kada mes priimame Jėzų, kada jis mus išvaduoja iš nuodėmės, iš blogio ir atėjus laikui mus prikels iš numirusių savo dievišką galią ir tik tada, kada mes būsim prikelti iš numirusių, perkeisti visame savo žmogiškume ir, sakytume, jau dabar pilnai toj dangaus karalystėje dalyvausime, tik tada mes būsime laisvi ir šventas raštas sako, ir kartu su visa kūrinyje būsime įjungti į Dievo garbę. Tai kas mums padėtų labiau viduje būti laisviems? Jėzus pasakė, kas daro nuodėmę, nuodėmės vergas. Mes matome, kad nuodėmė bet kokia neteisybė, o į neteisybę žmogus, jeigu padarai, paskui kitą kartą jau lengviau, jau tada pripranti, atsiranda, mes sakom, blogas įprotis, yda. Ne? Ir yda yra visada galima su Dievo pagalba nugalėti priešingų dalykų. Ir aš jau užbaigiu, galbūt šalia tokio teorinio tų minčių, praktinis dalykas. Visada yra, kai mes, pavyzdžiui, aš susivokiu, kad kažką netai padariau, labai yra mums naudinga nusižeminti prieš Dievą. Šventas Pilypas Neri, 16 šimtmečio kunigas Romoje, labai garsus, su vaikais, jaunimu dirbo ir jisai duodavo tokį patarimą, sako, kai nusidedi, visada pirmiau pats savo pasakyk, čia dėl mano puikybės. Savo raštuose jis tokį patarimą davęs ir dabar galvoji, iš tikrųjų, kiek yra išminties, nes aš laisvai pasirenku ir vis tiek, jeigu aš padarau ar gerą dalyką, ar neteisybę, kokią nuodėmę, tai aš veikiu ir mano tai yra sprendimai ir galiausiai o kiekvienoj neteisybėj, kada žmogus daro, už to yra puikybė ir egoizmas. Ir aišku, jau savimeilė, paskui ten visa ta puokštė susideda jau va. Bet taip yra ir tada toks atrodo, žmogus nuolankiai pasako, Viešpatie, pasigailėk. Ir tokiu būdu tarsi pakerta priešingų dalykų, pakerta nuodėmiai tarsi šaknis. Arba, tarkim, žmogus sako, jaučia, apima pavydas. Taip, labai žmogiškas dalykas. Ir kaip apie suvalkiečius juokauja, sako, kaip tu gali ramiai miegoti, kaimynų obuoliai raudonesni. Va. Tai čia pasijuokimas iš mūsų tautos tam tikrų nacionalinių ydų yra, bet tarkim pavydas žmogų vargina. Ir pavydas yra, kada žmogus negali pasidžiaugti, kad kitam sekasi. Jei kitam sekasi, iš karto kritikuoja arba nuvertina, nukerta. Ne? Ir taip veikia, kad tarsi pakelia savo įsivaizduojamą tarsi vertę. Ir priešingas dalykas būtų tiesiog žmogui patarimas dažniau padėkoti, kad ir pro sukastus dantis, arba kad ačiū žmogui pasakyti, arba ką nors gero reiškiasi patyrus padėkoti Dievui. Ir žiūrėkite, kiek yra išminties paprastuose dalykuose. Maldaknygėse ir labai paprastas duodamas patarimas. Prieš pradedant darbą paprašyk Dievo pagalbos, baigęs darbą padėkok.
Atrodo paprastas dalykas, bet žmogus veikdamas, jeigu jis taip įpranta daryti, jis nepriskiria savo nuopelnų. Čia ne aš, kad išsipūčiau ir dabar čia viską darau, bet žmogus pripažįsta, Dieve, tu man padėjai, ačiū tau. Ir toks atrodo žmogus visa, kas gera, priskiria Dievui. Ir štai šitas dalykas yra vienintelis dalykas nugalėti puikybę, kuri iš tikrųjų labiausia žmogus suvaržo mūsų puikybė. Ir vienintelis yra patarimas ir šventas Ignacas savo dvasinėse pratybose duoda. Sako, kas gera, visa priskirti Dievui, kad iš jo malonės yra viskas. Ir tokiu būdu priešingu gerų įpročių yra pakertamos tos puikybės šaknys, kur labiausiai mus daro nelaisvus. Arba, kaip ir užvakar užsiminiau, tarkim, patyrus kažkokią, pasikartosiu trumpai, patyrus neteisybę iš kito nuoskaudą, mes tampam nelaisvi, mūsų sužeidžia, mes prisimenam, tai kažkur čia susideda viskas ir žmogus gali tylėti, kaip ir artimų žmonių rate kažkokia nuoskauda yra. Ir staiga vienu momentu nei iš jo, nei iš to, kaip tas pūlinys pratrūksta ir gali būti žmogus neadekvačiai reaguoja. Tai reiškia, kad per karštą sriubą tai pradėjau kaltinti, kad tavo giminė ten dar tą ir tą visą laiką taip elgėsi. Suprantat, susideda dalykai, kur nuoskaudos kažkokios arba. Tai štai yra vienintelis irgi būdas nukęsti nuoskaudas, pavesti Dievui ir šventieji mokydavo pasimelsti už tuos žmonės, kad ir per negaliu, kad ir viduj sunku. Ir tada mes tarsi tampam laisvi nuo to. Viešpatie, tavo teismui pavedu, į tavo rankas. Tu teisės, nenoriu keršyti. Ir čia yra ta vidinė laisvė iš tikrųjų. Tai pagal vėl žvelgdami į Jėzų ir prašydami kaip malonės tos Dievo laisvės, mes tikime, kad Jėzus žmonijos gelbėtos Dievo sūnus, per jį šventojoje dvasioje dangiškasis tėvas atleidžia mums nuodėmes ir išgydo iš visų nuodėmės žaizdų. Ir tik tada mes tampame pajėgūs visuose dalykuose elgtis pagal Dievo mintį ir viliantis, kad laikų pabaigoje būsime prikelti iš numirusiųjų ir galime visada prašyti tos malonės, glaustis prie Jėzaus, kad Viešpatie padėk man būti laisvai, padėk man pasirinkti, kad aš labiau mylėčiau. Ir čia jau užbaigiu, yra kažkas tikrai labai gražaus ir paslaptingo, kaip šventieji, šventasis Augustinas sakydavo, mylėk ir daryk, ką nori, ta gera prasme. Reiškia, kada žmogus myli, jisai neišvengiamai yra vienybėje su Dievu, atsivėrė širdį ir jis nori dalintis, kas jisai yra ir ką jisai turi su kitais. Ir nežiūrint, kad iš kitų nebūtinai gaus atliepą, nebūtinai bus pripažįstamas, nebūtinai pats kažkaip tai kažką turės naudos iš to ir panašiai, bet žmogus nori kilniai ir tiesiog dalintis, būti. Jau savaime jis yra nuolankus, jau savaime jisai yra pasiruošęs kantriai atlaikyti, jau savaime jisai pasiruošęs atiduoti save, nežiūrėdamas savo naudos. Ir tada nuolankus yra viduj laisvas ir jis įneša visur ramybę. Ir iš tikrųjų ne man čia reiktų kalbėti iš šitos vietos, bet šventasis Pranciškus, kodėl, reiškia, žmonės jausdavo, kad jis labai myli kitus žmonės. Ir kūrinyje visą, bet ir žmonės, nes buvo nuolankus labai.
nuolankus santykis su Dievu. Ir iš tikrųjų matome, kad vidinai laisvas yra ir galėjau tada pasirinkti ir tai, ir tai, ir tai. Ir jis sakydavo, Viešpatie, padaryk mane tos ramybės įrankiu. Ir mes irgi galim prašyti, glausdamiesi prie Jėzaus per šią gavėnią, dar kiek laiko, tiesiog pabūti prie jo kryžiaus. Ir taip gali būti kaip malda žvelgti į nukryžiuotąjį tyloje ir leisti, kad jis iš tikrųjų buvo laisvas. Laisvas pasirinkti mylėti, laisvas atsiduoti iki galo, laisvas už mus pasiaukoti, ir tai yra Dievo galybė. Štai kodėl kryžius su nukryžiuotoju yra tikriausiai laisvės pats didžiausias simbolis ir tai yra pati didžiausia Dievo galybė ir išmintis. Tai mes galim prašyti kaip malonės, kad ir toje tyloje maldoje, ar mes per adoraciją pabūsim prie Jėzaus, ar prie jo nukryžiuotojo, kad štai savo gale Dievas padėtų mums viduje būti laisvais, kilniais, mylinčiais, dosniais save, norinčiais dėl kitų žmonių mums pavestų atiduoti. Tai tikrai dėkojame Dievui, kad savo šviesa ir malonę jis toliau mus visus lydi. Truputėlį keliom minutėm per ilgai užtęsiau. Dabar turėtume dar pertraukėlę trumpą kokią, ar maldą ir šiaip pavaikščioti truputėlį, kad kraujotaka pajudėtų ir paskui dar prieš adoraciją labai trumpam dar vieną kitą mintim pasidalinsiu. Ačiū. Šitas antras pasidalinimas bus truputėlį trumpesnis, bet neprastesnis. Gerai. Pajuokaunant, per gavėnią daugiau girdime kvietimą, kad melstis, o mes visada meldžiamės, kreipiamės į Dievą pagal tai, ką žmogus tiki. Bet mes tikime, sakom, išpažįstam tą pačią tikėjimą, tikiu maldą kalbam, bet čia kažkur turime įsivaizdavimą apie Dievą. Ir Dievo įvaizdis yra, kaip aš esu supratęs, pajutęs, išgyvenęs, ir tai mus veikia. Ir iš tikrųjų religijos psichologai sako, kad kai mažas vaikelis auga, jiem įvaizdį apie Dievą net nesąmoningai, bet suformuoja ne mama, bet tėtis. Ir tendencija yra, kad aišku, kai mes žvelgiame į mūsų šeimas, kas tikrai Dievą labiau myli ir garbina ir meldžiasi, bent išoriškai, tai mūsų mamos. Tėčiai irgi meldžiasi, garbina Dievą, bet kitaip mes vyrai. Ir kadangi vis tiek mamos meilė visada yra tokia besąlygiška, globojanti, priimanti, o tuo tarpu tėvo meilė yra reikli. Ir vaikams, kada auga, ir mes kaip augom, ir to labai reikia. Ir kartais yra, nežinau kaip čia Kanadoje, bet Lietuvoje yra vyrų krizė. Tai yra nebūtinai, kad trūksta šeimose vyro kaip tėvų. Ne ta prasme, kad sunkiai dirba ir uždirba pinigus, bet vaikam, kuris reikalautų ir gera prasme formuotų, ugdytų.
Labai dažnai, kiek tenka bendrauti, mamos jaučiasi paliktos vienos, ta prasme, kad jos turi viską išreikalauti iš vaikų ir kažkiek pavyksta iki paauglystės pradžios, iki kokie 11-12 metų būna maksimum vaikam, paskui paauglystė ir jau viskas, mamos paleidžia vaikus, neįmanoma. Pasikeitus visa aplinka, ugdymas mokykloje, visuomeniai, tarp paauglių, bendravimas, galimybės. Taigi ir reiklios meilės reikia žmogui ir tos besąlygiškai priimančios, globojančios. Ir kiekvienas mes esame turėję, turim savo tėvus tokius, kokie jie buvo ar yra, kaip jie mokėjo, kaip jie suprato, taip jie mylėjo. Mes dabar tikriausiai galim tik dėkoti Dievui, prisiminti, pasimelst už juos. Bet ką noriu pasakyti, kad kai mes melsdamiesi žvelgiame į Dievą, Dievas irgi yra ir kartu reikli meilė, ir kartu besąlygiškai priimanti ir globojanti. Mes sakom, Dievas yra teisingas, bet jis yra ir gailestingas, ir ištikimai mylintis. Ir kai mes žvelgiame į Dievą melsdamiesi, mes turime tam tikrą irgi įvaizdį, kartais net nesąmoningai mes atsinešam tą įvaizdį iš šeimos, iš tėvų, bet tai nėra pats viską lemiantis veiksnys. Tikrai Dievas yra gyvasis Dievas, jisai veikia žmogaus gyvenime ir mes vis labiau galime jį pažinti ir augti Dievo pažinime. Kai mes žvelgiame į Bibliją, šventą raštą, matome, kad koks yra tas tikrasis Dievo veidas. Ir mes turim žydų tikėjimo raštus, tai ką mes vadinam Senuoju testamentu, bet taip pat turim grynai krikščionių tikėjimo raštus, Evangelijas, apaštalų laiškus, apreiškimą Jonui. Ir štai tenais žvelgdami mes sakome, Dievas galiausiai savo tikrą veidą parodo per savo sūnų Jėzų, labai mums suprantamu žmogišku būdu. Štai kodėl amžinasis žodis Dievo sūnus įsikūnijant irgi buvo reikalinga, kad Dievas mums prabiltų žmogišką suprantamą kalbą. Taigi pažvelkime į keletą tokių įvaizdžių, koks yra tas Dievo veidas ir galbūt bus padrąsinimas ir savo maldose į jį tokį kreiptis naujai, su juo bendrauti. Pirmiausia, Išėjimo knygoje mes matome, kad Dievas apreiškia save kaip pilną maloningumų, jautrumų, švelnumo Dievą. Prisimenam, kai Mozė sako, leisk man pamatyti tavo veidą, Dievas sako, tu negali matyti mano veido ir praeina tik tai pro šoną Mozei ir tai Mozė pasislėpė uolos plyšyje. Taip simboliškai tas pasakojimas yra pateikiamas Išėjimo knygos 34 skyriui, mato tik tai Dievo tarsi nugarą, veido ir užtat tas supratimas neįmanoma mums, kūriniams, kokie mes esame dabar šitoj tikroviai, Dievą betarpiškai regėti ir matyti, koks jis yra. Tačiau katekizmas katalikų bažnyčios moko, kada mes pirmą kartą Dievą taip išvysime ir iš tikrųjų mūsų mirties valanda ir žmogaus asmeninis teismas, tai kas įvardinama, kada stosime veidas prieš veidą, tos begalinės meilės, šviesos, tiesos akivaizdoje. Taigi, tikriausiai tai yra tas pirmas momentas, kada mes išvysime mūsų sielą, kuri bus atsiskyrus nuo kūno mirties atveju, tačiau nepraras siela savo galių mylėti, pažinti ir betarpiškai vyks tas dvasinis Dievo regėjimas, pažinimas, laukiant laikų pabaigos, ne kol bus kūnai iš numirusių prikelti ir pilnutinis žmogus įeis į Dievo garbę. Taigi, Išėjimos knygos 34 skyriui rašoma, viešpats praėjo prieš jį tardamas,
viešpats, viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lygi 1000-osios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltų be bausmės, bet baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikų vaikus lig 3. ir 4. kartos. Tai štai yra toksai tekstas ir ką mes matome, reiškiasi, Dievas yra reiklus, bet ir kartu besąlygiškai priimantis. Ir teisingas, bet kartu ir maloningas ir gailestingas. Ir štai yra žmonių, kurie aiškina pažodžiui tuos žodžius šiuos, kad štai Dievas baudžia net iki 4. kartos palikuonis už tėvų nuodėmes. Ir negali pažodžiui aiškinti, nes tam pačiam šventam rašte, Ezekielio knygoj, paneigiama toksai supratimas. Čia norima pasakyti, kas? Kada tai yra ne mūsų tekstai, tai yra žydų tikėjimo tekstai, mes juos priėmėm, nes jie atskleidžia tikrą Dievo paveikslą. Bet štai žydų tikėjimo mokytojai, rabinai, jie labai paprastai šitą dalyką aiškina. Originaliam tekste yra taip: Dievas lydi gerumu lygi 2000 kartų, originale tekste yra žodis 2000. Ir tai čia maloningumas, palaima, o teisingumas ir bausmė lygi 4. kartos. Ir tada žydų rabinai sako, palyginkite šiuos skaičius. 2000 ir tik tai 4. 500 kartų, sako, Dievo gailestingumas, jo išmintis, jo ištikima meilė viršina tą teisingumą. Reiškiasi, kas norima pasakyti? Dievas be galo yra geras ir gailestingas. Ir net Dievo malonė 500 kartų daugiau už tą pliką teisingumą, kur tarsi mes nei vienas neatsilaikytume prieš jį. Taigi, kitas tekstas yra vėl Dievo meilė visada pasireiškia taip, kad žmogui jį neša saugumą. Dievas veikia, kad žmogui būtų saugu. Ir štai Ozėjo knygos 11 skyriuje Dievas per pranašą kreipiasi į savo tautą ir kviečia žmonės jį mylėti, ir per pranašą sako taip: kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau, iš Egipto pašaukiau savo sūnų, aš pats mokiau Efraimą vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, siejau juos su savim meilės ryšiais. Buvau jiems kaip tie, kurie glaudžia kūdikius prie skruostų, nusileidau lyg jų, kad juos pamaitinčiau. Tai tarsi koks įvaizdis: Dievas kaip geriausias tėvas ar mama moko vaikutį vaikščioti, prilaiko, arba kaip mama, kuri maitina, nusileidau, kad juos pamaitinčiau. Ir siejau su juos su savimi meilės ryšiais. Taigi yra vėl tas kvietimas į tą ypatingai labai intimų ryšį, santykį su Dievu. Kitas įvaizdis yra apie Dievą pranašo Izaijo knygoje, kur Dievas pripažįsta tą mūsų orumą, esminę vertę, kurios net mūsų nuodėmės negali panaikinti. Ir kalba Dievas apie ryšį su savo tauta, ir pranašo Izaijo knygoje sakoma: dabar šis yra žodis viešpaties tavo kūrėjo Jokūbai, nebijok, aš išpirkau tave, pašaukiau tave savo vardu, tu esi mano. Kai brisi per gilius vandenis, būsiu su tavimi, upėse tu nepaskęsi, kai eisi per ugnį, nesudegsi, liepsnos tavęs nepraris, nes aš esu viešpats tavo Dievas. Taigi matome vėl tą globą, Dievas veda. Ir kitas įvaizdis yra vėl pranašo Izaijo knygoje, kada Dievas mus labai brangina
ir vertina. Ir kartais žmogus, žinot, jums irgi gal taip tekia girdėti, sako, kai aš pagalvoju, kiek prieš mane yra buvę žmonių, milijardų, ir galvoju, ar čia tikrai Dievui aš rūpiu, konkretus šitas žmogus, aš. Ne masė, ne skaičiai, bet ar tikrai jau čia Dievas taip mus ten kiekvieną, o taip žmonės kartais pagalvoja ir iš tikrųjų yra taip. Ir psalmininkas vienoj vietoj sako, viešpats sukūręs visas žvaigždes, kiekvieną jų vardu vadina. Tai mokslininkai gali suskaičiuoti daugmaž, kiek yra žvaigždžių, baisiai dideli skaičiai. Tai Dievas ir kiekvieną žmogų pažįsta, niekada nebus tokio kito. Panašiai kaip mokslininkai sako, nebus niekada tos pačios vienodos snaigės, ne, va, kaip krenta sniegas, niekada nebus. Tai taip ir žmogus. Taigi pranašo Izaijo knygoje sakoma, Dievas kalba, kreipiasi į savo tautą ir per pranašą sako, išvys tautos tavo teisumą, visi karaliai tavo šlovę, tu būsi vadinama nauju vardu, kurį viešpats tau suteiks, tu būsi puošni karūna viešpaties rankoje, kaip tuoktųsi vaikinas su mergina, taip tavo statytoja susituoks su tavimi, kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavo Dievas. Taigi vėl matome tas toks labai asmeninis ryšys, santykis yra Dievo su kiekvienu iš mūsų. Ir dar vienas įvaizdis, jau paskutinis iš švento rašto, pranašo Jeremijo knygoje 29 skyriuje yra toksai tekstas. Viešpats sako, garantuoju, kad aš tikrai žinau savo planus jūsų atžvilgiu. Tai viešpatie žodis, užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai. Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį. Tai štai yra toksai kaip vilties Dievas. Ir kaip tas posakis sako, yra kartai žmogui atrodo kokiam dalykė sunkiam, nėra išeities, nėra vilties, o pas Dievą yra visada viltis, visada išeitis. Tai štai, kad ateitis priklauso Dievui ir kad tai yra vilties sklidina ateitis. Kaip mes sakome, su Dievu viskas bus gerai. Su Dievu viskas bus gerai. Kada mes žvelgiame į Jėzų, ir jau užbaigsiu, Jėzus šiuos įvaizdžius tarsi talpina savyje. Ir tai, ką Jėzus sako ir daro, per tai pasirodo, koks yra Dievas per Jėzaus žmogiškumą. Ir Jėzaus žmogiškumas yra tarsi, sakytume, pavyzdys, etalonas, pats tikriausias žmogiškumas. Buvo prieš mus du žmonės, galime dabar tikrai taip sakyti, kurie buvo vidinai visiškai laisvi, tobuli ir mylėjo Dievą ir tikrai buvo tikri žmonės, šventi. Tai pats Jėzus, Dievo sūnus, kuris prisėmė žmogiškumą, ir Dievo motina, švenčiausia mergelė Marija, kuri be nuodėmės pradėtoji, viduje visada laisva, vidiniai toj laisviai, Dievo maloniai, atvira šventai dvasiai, pati pirmoji Jėzaus mokinė, tikinčioji, kuri patikėjo ir tas tikėjimas atvėrė jos, sakytume, širdį, sielos gelmes, kad šventoji dvasia galėtų ateiti, nužengti, veikti, ir joje buvo pradėtas Jėzus, Dievo sūnus. Taigi mergelė Marija irgi visada jinai yra, kaip mes sakom, Jėzaus motina ir mūsų motina. Jinai padeda mums gyventi vienybėje su Jėzumi, padeda būti laisviems. Ir štai yra liudijimų tokių, kad
ten, kur ateina Dievo motina, tenais tikrai traukiasi tamsybių valdžios, traukiasi demonai, traukiasi piktosios dvasios, nes negali velnias tamsybių jėgos pakelti Dievo šventumo Marijoje, nes jinai yra tobulai atspindi per savo žmogiškumą pačią švenčiausią trejybę. Ir čia yra, kaip Jėzus mums atskleidžia, koks yra Dievas, taip Marija tarsi mus irgi padeda pažinti, koks yra Jėzus, koks yra tas gerasis Dievas. Tai jau visai užbaigiant paskutinė mintis, kad kai mes norime labiau link Dievo ir vienybėje su juo gyventi, mes visada galim pirmiau labai paprastai kreiptis į Dievo motiną ir meldžiame, kad jinai ir šioje gavėnios kelionėje į Velykas, per Velykų šventes, kad būtų arti mūsų, jinai kaip ta geriausia dėmesinga mama savo vaikam visada priima, visada išklauso maldas, užtariamus ir sako, o dabar klausykite, visą darykite, ką jisai lieps, klausykite mano sūnaus. Taigi turime tą ir sveiką Mariją maldą, ir atsidavimą Marijai, ir tikrai galime su dėkingumu pasitikėti, kad jinai mums padės eiti į Velykas, į tą tikrą vidinę laisvę ir gyventi vienybėje su Dievu švenčiausia trejybe. Ačiū už dėmesį, už geros jums dar gavėnios laiko. Turėsime dabar dar adoraciją tyloje, galime pabūti su viena kita mintimi ar kokiu įvaizdžiu, ar tiesiog tyloje žvelgti į Jėzų, kuris yra mūsų tarpe, ir jį garbinti, jį šlovinti ir jam dėkoti.